sąmoningumas arba atida, galima lietuviškai sakyti. Bet kame yra esmė, kad mes esame su tuo, kas vyksta, mes esame su savo situacija, su savo darimu, su savo kūnu, su savo mintimis. Mes nesame nuskridę kažkur tai, kaip žaisdami kompiuterį ar svajodami, bet mes esam čia, tiesiog su tuo, kas vyksta ir ką darom. Su visa savo aplinka. Jeigu aš sėdžiu, tai aš sėdžiu ant kažko, tai jaučiu, kaip aš sėdžiu, jaučiu, kaip mano kojos remiasi, jaučiu, kaip mano kūnas jaučiasi, kaip aš kvepuoju. Ta prasme, esu natūraliai visame tame toje tikroje aplinkoje, kurioje dabar esu. Ir į tą nukreipiu ir savo dėmesį. Ir mano dėmesys nesiblaško kažkur tai, bet jis yra tiesiog tame tikrame buvime, fizinėme buvime. Ir jeigu aš tuo būdu nustoja blaškytis mano mintis, tai jos pasiekia tokią savaiminio buvimo, galima sakyti, stadiją, bet priešingai negu defaultinis režimas yra minčių blaškymasis ir automatinių minčių keitimasis pastovus, minčių, kurios bando mus tarsi apsaugoti, bet iš tiesų dar daugiau panikos gali varyti. Tai mes čia sugrįžtame į tą tiesiog buvimą, kai yra kuo mažiau automatinių minčių ir mes tiesiog esame tame, kame esame, o proto ta bereikalinga veikla yra sumažinta. Sugrįžtant į praktinę tikrojo gyvenimo pusę.